O, nepagalvos. Nepagalvos. Nesumaišyk protą. Prisgausas. Palauk. Vien žinių neužteks. Neužteks. Ne. Kuo svarbiausia reikia? Sveikatos. Sėkmės. Sėkmės. Pradėkim nuo sėkmės, ne? Sėkmės. Nu ir... Siūlyčiau, o čia daug nereikia? Ne. Pilam, sėsą. Maišykit. Kad būtų visiems vienodai. Nu, visą sėkmę supylėm, kiek turėjom, visą supylėm. Gerai. Sėkmės. Žinau, kur gau. O kiek? O 6. Palauk, čia jums reikia su išėjus reikia. Kuo darė? Sveikatos, ne? Sveikatos reikia. Sveikatos reikės vaikam labai. Šiemet pasitaisė dantis. Daug taisė dantų. Pas odontologą, bet kiekvienas po kelis kartus per metus. Tiek dantų jie neturi kiekvienas. Bet raštelį tai daug. Visą sveikatą, dula. Visą. Maišykit, Nebandys stipriai. sveikatą reikia. O tai kaip neprašytų savo sveikatų? Nu, tai vis tiek jau. Kažką. Kiti su pasitikėjimo savim mažai turi. Taip, labai, taip, pasitikėjimo savim. O, gerai. Išbėgs sveikatą. Pasitikėjimo savim. Taip. Gerai. Ko dar? Kantrybės reikia. Nu, kantrybės aš reikia. Taigi. Taip. Aš sakyčiau, kad ramaus miego prieš egzaminą. Ne. Mergaitės labai neramiai miega. Jei kažkas Tie neramiai miega, kurie mokosi. Taip, tai reikia. Kiti visus 12 metų ramiai miega. Taip, prieš egzaminas, prieš valstybinius reikia ramaus miego. Kuo dar galime įpilti? Prieskonių kokių dar. Ką kokių prieskonių? Aš siūlyčiau atidumo visų mūsų auklėtojų meilės gal po žiupsnių metam. Ar angalo čia? Meilės reikia, iš tikrųjų meilės ne tik mūsų reikia, bet ir vaikam, kad jie Palaikymą. Tai dabar pirma meilės, o paskui palaikymo. Matot, jau ir prieš... Kieno meilės, mūsų meilės. O paskui norėjau. Tai daugiau pajėjau. O daugiau. Tai jau nemylis. Gerai, pirma meilė. Gerai. O dabar tėvų palaikymo, ne? Tėvų palaikymo, nu, kad nebūtų mažiau, pulam irgi to, ne? Kad ne mažiau, kad po 100 litų būtų palaikymo. O lygiai. Tu tam palaikymo tėvų. Nu, gali sumaišyti. Skonis. Kur dabar tai roš pargalkės? Nu, bet jeigu nevadinsiu visai. Ne, aš nerizikuoju. O jei kultuoti pradėjimo? Ką? Pasitikėjimo buvo. Jau įkėlė pasitikėjimo. Matai, paprašėjai laukia pasitikėjimo. Kaip? O gal valerijonai? Įlašė? Negalima. Nekardys yra. Jeigu nebedaug, aš tai sakyčiau valerijonai. Niekada. Nesugadins? Jeigu atėję ir ten ir pat. Jis suveiks? Ne visi vienodai suveiks? Sakai, gali visi egzaminus išlaikyti? Nu, o ką? Tada pilam, jeigu jau taip. Po lašą, nedaug. Labai. Patsuri, oi! Nu, nesugadintų. Nu, ragauti dabar, gali bus gerai. Nu, ragauti. Nu, daug geriau. Nu, geriau. Nu, grinai skanu. Ar jau galima ragauti? Nu, Gal. maloniai nuteikia humorą. Ragauti. O ragauti gal. Gerai, nebesugadėjau. Jau dabar interpretaciją parašyčiau 6.
Tai va. Tai dar kažko trūksta, jeigu tik 60. Ne. Ko trūksta? Tai jam 6 Jeigu jam 6 Gerai, viskas. Dengiam, leidžiam nurimti ir kišim į orkaitę, ne? Jo, Leisti pakilti. Greičiau. Kokie gražus, labai gražus. Nedaužyta nesukristų. Kaip viščiukai. Nu, labai. Nu, gražus. Visi su visais norais. Pajudykit. O kad paragavus ir mums patiems ne pro šalį būtų. Bent vien. Ne taip supras. O gal ragaujam po vieną? Paragaukim. Paragaukim po vieną, kad vaikai pašalšim paragaukim. Paragaukim po vieną, įsitikinkim, kad skanu. Mano skonio receptoriai ne taip rodo. Gal ir to žinias pravers. Kaip skanu. Labai skanu. Skanu. Ir skanu, ir naudinga. Ir tai iš širdies. Ir iš širdies visos. Taigi, tai dabar atiduosiu vaikam visiems po vieną, kad jie jau visiems po vieną ir su mūsų palaiminimu, jeigu jie ramūs, eina į egzaminą.